nepelnėme taškų, pradėjome žaisti po vieną ir taip gausi. Žodžiu, yra kur tobulėti, ar ne? Taip, labai daug. Manau, kad jau sezonas į pabaigą, labai ilgai laukiam šitų rungtynių ir tiesiog nuovargis pasijaučia ne tik mūsų komandai, bet ir pas varžovus. Mes su treneriais kalbėjom, kad jau vaikai vis tiek atostogom gyvena ir kaip ir nori jie žaisti, laimėti, bet jau turbūt jau tos emocijos nusėdė. Aišku, tikėjausi geresnės pradžios. Sunkiai įsivažiavom, po to kažkur tai radom jėgų. Pirmiausia, gynyboje gerai susigynėm, atsirado greitos atakos, kur pelnėm lengvų taškų gana. Galim pasidžiaugti trečia vieta ir sakau, galbūt ir natūralu, kad tokios rungtynės sunkios, vangios, daug klaidų. Vaikai lyg tai ir supranta, kad ten blogi sprendimai, ten skubėti ar ką, bet padaro. Sunku prieš visą laiką žaisti. Stipresni yra, aukštą turi žmogų, atsikovoja kamuolius. Šiandien atrodo, lyg nesusikaupę buvom. Prametėm daug metimų, pradom kamuolių, leidom jiem mes laisvus metimus ir jie greičiai buvo šiandien žymiai greitesni. Savoj salėje žaidė, tai jiem buvo lengviau žaisti. Sunku prieš šitą komandą žaisti tikrai. Saulės gimnazijai būtume mes būtume laimėję. Rezultatas tikrai neatspindi to žaidimo viso. Reikėjo tikrai padėti pirmas kėlinys lygus, tik tai 1 tašku. Taip, aišku, galbūt buvo ir mano tokis taktinis sprendimas kažkur tai pakeisti. Antras 5 mano buvo šiek tiek stipresnis. Tikėjomės pagreitinti žaidimą, tas ir pasiteisino. Bet iš tikrųjų tikrai, sakau dar kartą, rezultatas 303 taškai, tai neatspindi nieko. Ir kova tikrai vyrė. Komandos labai pažįsta vienas kitą gerai, taip kad čia šitas kovos, kaip sako, dar ne paskutinės. Aišku, tikrai džiaugiuosi šitą pergalę, nes tikrai per klubo komandą varžovas vertas priešininkas ir smagu laimėti.